Pašnekovas siūlo sprendimą prieš įsigijant valymo įrenginius pasidomėti gamintojais, jų patirtimi, jų produkcija ir klientų atsiliepimais. Lietuvos gamintojai tikrai žinomi savo kokybiškais gaminiais, tad ar verta taupyti abejonių sąskaitą. Sistemą įdiegti tikrai yra galimybės, be abejonės tai reikia įsivertinti kiekvienu atveju, kokia yra pas tą klientą užsakovą situacija, kiek yra pas jį erdvės, nes realiai pats kaip produktas jisai iš tiesų užima labai nedaug vietos, ne? Bet vėlgi reikia, kaip minėjau, įsivertinti įdiegimo galimybės. Ne? Tai, bet vėlgi dažnu atveju mes tikrai įdiegėme naujas šiuolaikiškas sistemas nuotekų valymo. Tie patys darbai, jie irgi atliekami pakankamai greitai, efektyviai. Tai yra dažnu atveju per vieną darbo dieną yra įranga sumontuojama. Tai reiškia, kad žmogui nesukeliame, montuodami, įdiegdami įrangą, nesukeliame nepatogumų, kad jis ten negali parą ar keletą parų naudotis buitinę techniką ar tualetais ar virtuvę. Įranga tiesiog yra patogu susimontuoti ir tai ateities yra investicija, nes realybėje, sakykime, vertinant išvalymo tuos pačius įrangos parametrus, tai yra vieni iš aukštesnių, tai kas yra rinkoje, vieni iš aukščiausių iš tiesų. O vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad susidūrę su problema turite kreiptis į pardavėją. O jei problemos išspręsti nepavyksta, jums turėtų pagelbėti valstybės institucijos ginančios vartotojų teises.